Esame šalia uždaros akcinės bendrovės Šukioniai rapsų lauko. Turime veislę Batis. Kodėl pasirinkti tokią veislę? Bendrovės dirvožemiai labai įvairūs, yra ir našesnių, yra ir silpno našumo, yra durpžemių, smėlių, priesmėlių ar net žvyro tokio. Tai ant tokių mažai našių žemių kitos veislės aplamai rodo labai prastą derlingumą. O Batis pasižymi tuo, kad net ir nenašioj žemėj gana gerą derlių duoda. Koks derlius byrės dar neaišku, bet tai čia yra šalia 24 hektarai laukas ir auginimo technologija tradicinė, kaip ir eilę metų. Buvo pasėti rapsai tiesioginė sėja su fokusu į ražieną, prieštelis miežiai vasariniai. Pasėta gana anksti, rugpjūčio vidury kažkur tai. Tręšimas naudotas lokaliai, jarinė trąša 17, 11, 12, 250 kg hektarui. Daugiau auginimo technologija iš rudens tradicinė, Skandagros rekomenduojama, miežių pabiros naikintos Targas uperiu, toliau dviskiltės piktžolės naikinam Belkar 0,25 ir Metazamix 0,5 litro į hektarą mišinių. Kartu yra derinama su maitinimu. Iš rudens 2 kartus po litrą boro, 2 kartus po nitratinio mangano ir pirmą kartą dėta pusę litro stimedžiko. Sėkla taip pat buvo apvelta kartu su inobrasika, daugiau iš rudens kaip ir visa tiek tos technologijos. Pavasarį, kadangi laukas švarus, piktžolių nebuvo, tai buvo tik darytas maitinimas pirmas mikroelementais. Litras Profikombimakso, 2 kart boras yra duotas. Aišku, yra daryta apsauga nuo vabalų. Pirma kontaktinis, vėliau karnadinė. Nuo ligų naudotas mūsų fungicidas Boska kartu su Amistaru 0,25 ir 0,5. Tai va tokia auginimo technologija. Dabar va tuo atvažiuos kombainai ir matysim rezultatą, kas čia byrės. Bendrovė Batis veislę renkasi dar gal ir dėl to, kad ne tik nenašiose žemėse jin gana gerai auga, bet jin turi ir tokį apgaulingą vaizdą. Išvaizda nėra gera, bet derlius byra geras. Neatrodo jin kažkaip įspūdingai, būna veislių katros ir didelės, ir įspūdingos ankštaros, o kai kuli, derlius yra nedidesnis, o gal net mažesnis negu šios veislės.